Žymiausi Brazilijos maudymosi kostiumėlių gamintojai pagrindinį San Paulo tiltą pavertė podiumu, ant kurio manekenės demonstravo būsimos vasaros paplūdimio madų tendencijas. Šou organizatoriai pasirinko tiltą, vieną iš verslo sostinės simbolių, nes jis kontrastuoja su vietomis, kuriuose paprastai maudymosi kostiumėlių gamintojai pristato savo kolekcijas. Šis šou buvo vienas iš virtinės mados renginių, kurie kitomis savaitėmis numatyti Rio de Žaneiro ir San Paulo miestuose. Žiūrovų žvilgsnius prikaustė tokie modeliai kaip Izabelė Fontana ir transvestitas Lea T, pražingsniavę tiltu virš Pinheiro upės. Anot madų dizainerės Graciela Starling šis renginys parodė, jog paplūdimio apranga gali būti skirta ir miestui. Maudymosi kostiumėlių mada bikinius priartino prie gatvės aprangos. Taigi maudymosi kostiumėliai nėra skirti vien paplūdimiui. San Paulas labai atviras paplūdimio aprangai. Šiandien tai ir buvo pademonstruota. Madų šou ant tilto truko maždaug 40 minučių. Renginio metu savo naujausius gaminius pristatė 6 prekės ženklai.